Šie mokymai yra apie žaismingumą. Ir kaip kažkada mano patėvis man pasakė, kad ir jis yra vaikas, nes jis yra savo tėvų vaikas. Ir taip įstrigo man, kad kiekvieną kartą, kai aš vedu šios mokymus, aš primenu žmonėms, kad ir jūs esat vaikai. Tiesiog jūs esat jau suaugę vaikai, bet jūs nešiojate vaikystę visada savyje. Ir būtent šiuose mokymuose mes žaidžiame, darome įvairias praktikas, atsipalaiduojame, juokiamės, kontaktuojame vienas su kitu, žiūrim vienas kitam į akis ir aš matau, kad po kelių dienų žmonės keičiasi ir atrodo, kad jie atvyksta dėl savo mokinių, dėl savo vaikų, bet iš tikrųjų jie prisipildo to žaismingumo, tos vaikystės ir savyje.